Likus 2 savaitėms iki Matsūrio pradėjom labai sportuoti su darbais ir reikėjo pasidaryti dar lempų laidyną, reikėjo pasijungti stabdžių vamzdelius, prasilginti sankabo štokelį, nusidažyti visą galinę bodžio dalį, tada reikėjo užsiklijuoti stogą, susidėti langus, tiek priekinį stiklą įsiklijuoti, tiek nusidažyti duris, prisitaikyti naujus polikarbonato langus į duris ir į galinį firewallą susidėti polikarbonato stiklą. Planavau dalyvauti ir pats pirmam semipro etape, bet kadangi žiauriai dar daug buvo darbo ir tikrai negalėjau suspėti į tas varžybas, tai buvau suplanavęs taip, kad dalyvausiu kaip komandos padėjėjas, tai tiek biškį paspotinsiu, tiek ratus pakeisiu ir panašiai. Tai susidėliojau darbus taip, kad spėtų tik tai į Matsūrį ir išsitestuoti mašiną, nes prieš Matsūrį ketvirtadienį buvo suplanuota kelionė į Klaipėdą važiuoti pas Valdą susimapinti motorą. Sveiki, esam Šiaulių arenoj. Šiandien yra antroji diena, kada mes atvažiavę į Šiaulių areną ir turėsim semipro lygos pirmąjį etapą. Po biškį komanda ruošiasi. Šiandien mumis atstovauja Elvinas čempionas AKA, Vilius Laukys ir Laimonas Laukys. Norėtume iš tikrųjų, kad būtų sausas asfaltas, bet kaip matot lyja. Šiandien, manau, bus artimų porinių, bet tikrai nebus labai greito trasos įveikimo, nes sukibimo pilotam teks paieškot. Nebent pagal prognozę žiūrėjau, kad apie 1 valandą turėtų būti stojas lietus, tai gal netyčia, jeigu lietus nustos, trasą visi vaikinai, kurie važiuoja ir merginos išdžiovins ir finalus ir porinius turėsim ant sauso. Ruošiamės, treniruojamės, nes dabar dar bus treniruočių sesijos kelios ir po to lauks kvalifikacija ir poriniai važiavimai, jeigu mūsų komandos pilotam pasiseks. Apibendrinant vakar dieną, daug ko nepafilmavau, nes čia yra balaganas, kas susijęs su organizacinė prasme, tai yra tam tikrų pastebėjimų, kas nepatiko ir kas biškį kėlė visiems tam tikrų nesklandumų. Bet kaip ir šiandien matysim, jau kaip ir apsipratom su esama tvarka, gal kažkaip susiriktuosim viską iki galo. Gaila, Tautvydo iš tikrųjų labai daug damidžo prisidarė. Menka realiai klaida ir ne vietoj pasitaikęs atitvaros stulpas, padarė daug damidžo, pataikė tiesiai tarp rato ir lonžerono, tai nusuko lonžeronus, tiek stakaną biškį patraukė, traversas šakė, vairo kolonėlės, ausis nulūžo, vairo stiprintuvo škyvą sulaužė ir dabar dar vakar pakrovas Tautvydo mašiną, jis išvažiavo namo, tai į garažą įsistumt padėjo Arminas, bet panašu, kad ten jau kažkaip ir nebesikūrė jinai, tai gal dar kažkur kažkas atsipurtė, ar sunku pasakyti, po krešą ten reikia ardyti žiūrėtis. Tikėkimės, kad nepalūš Tautvis, matysim, kaip seksis atkelt tą mašiną. Šiaip ten nėra tiek baisu, kad nebūtų įmanoma atkelt, viskas ten pasidaro, tik reikia tam noro.
pirmas čempiono kvalifikacinis važiavimas ir važiuoja su nepilnai veikiančiu 8 cilindrų motoru, nes kažkur tais vienas cilindras nedirba, tai turim gedimą arba uždegimo sistemai, arba kažkur kitur, bet mes to dar ir nežinom, tai bandėm išsiaiškinti, kame problema, bet pirmą kvalifikacinį raną jis suvažiavo su 7 cilindrais ir to pasiekoje gavo gal 61 tašką. Taigi, tam, kad išloš daugiau laiko, pabandyti rasti sprendimus, kodėl nedirba vienas cilindras, pasiskaičiavom, kad 60 keli taškų užtenka praeit kvalifikacijai ir nusprendėm, kad į antrą kvalifikacinį važiavimą mes čempiono neleidžiam važiuoti ir tiesiog dirbam toliau prie automobilio, kad pilnai surast problemą, kodėl tas variklis nedirba. Problemos išspręsti visgi mums nepavyko ir išleidom čempioną vis tiek bandyti suvažiuoti top trimdų kovą. Kadangi kvalifikacijai surinkęs mažiau taškų, tai jo kova buvo pati pradžia Chase pozicijoje ir trasos pabaigoje variklis užgeso ir mes jau jo nebeužkūrėm. Tai čia čempiono etapas ir baigės. Ieškojom problemos, realiai kaip ir greičiausiai mes ją ir radom. Tai buvom nusiuntę Hamutui variklio logą, kad matytume konkrečiai, ką variklis mato, kas tam varikliui yra negerai ir panašiai. Nu ir atsiuntė Valdas mums tokią žinutę, kad variklis mato kartais apie 17 000 apsukų, kas sako, kad alkūninio velnio holo daviklis biškį pjauna grybą. Tai galvojam, gal pribėgo vandens, gal dar kažką. Išsitraukiau tą daviklį, pasižiūrėt. Nu, lyg tai atrodo ten kažkas tai drėgna. Viską išvalėm, išsausinom. Tada radau pačioj provodkiai įkirstą laidą, kuris jau vienas kontaktas buvo lituotas, ten ta izolkė tokia pašlapus irgi. Pilnai galimas variantas, sukėlė įtarimų, viską per naujai perizoliavom, surinkom, važiuoti porinį važiavimą, atrodo šildytis padangas pradėjo, kaip ir viskas, motoras dirba, viskas gerai. Nu ir besišildantis padangas vėl pradėjęs ten šaudyt, gaudyt. Tai supratom, kad čiampas vėl neturi pilno variklio pajėgumo ir tiesiog jau nebebuvo ką daryti. Nu, tiesiog jau jisai kaip ir stovi prie starto, tai galvoja pabandys sulėkti su tuo, ką turi. Nu, tai taip gavosi, kad Chase važiavime prieš Igną Klimavičių važiavo pakankamai nekonkurencingai, nelabai ėjo pavyt, nedirbo tas motoras ir galų gale trasos pabaigoje netgi užgeso visiškai, tai greičiausiai iš viso holo daviklis jau nieko nebematė, variklis nebesuprato, ar tas variklis iš viso užvestas ir užgeso, tai po to iš starto tą iš finišo mes jį išstūmėm. Nu ir ką, ir nieko, taip ir pasibaigė čempas top 3-2, pralošė Ignui Klimavičiui dėl sąlyginai motoro gedimo, kas iš tikrųjų, aš manau, tiek pačiam Ignui nebuvo labai smagu laimėti be kovos, bet, nu, yra kaip yra, toks tas sportas, tokia ta technika, jinai genda. Ir labai liūdna, kad iš tikrųjų Ignui kaip ir toliau viskas labai neblogai sekėsi. Kaip sakant, shoutoutas Ride It Out komandai palaikom, nes visi esam draugai, bendruomenė ta pati ir tikrai skaudu, kai įvyksta tokie įvykiai. Tai Ignas nuėjo iki top 4 ir dabar galvoju dėl finalo, man atrodo, jo kovojo
prieš Maciulevičių, pralošė tą kovą ir tada iškrito važiuoti dėl 3-4 vietos prieš Malainį Gustą, jaunuolį mūsų drifterį, lietuviškai Niknaką. Nu ir padaryta pakankamai grubi klaida, Ignui kainavo turbūt visą automobilį. Nu tai labą naktį dar vieną. Esam antradienio naktį, kiek šitų valandų? Gerai, beveik naktis 23:40. Šiandien bandom susidėti šviesas, kad atsirastų prieki gali ledai. Tada galiu turbūt aprodyti jau kaip ir esu susidėjęs pilnai langus. Čia gal nežinau, nerodžiau, neatsimenu jau. Nes iš tikrųjų tikrai nebedirbo galva. Tai va, lopšys vietoj, gesintuvas vietoj, pakojais vietoj. Taip atrodo salonas iš šitos pusės. Ana pusė dar net nesirpta, nevalyta, nuo dulkių ir viso kito, bet čia viską išsivaliau, išsisiurbiau ir viską susidėjau. Tai kaip ir su salono įranga šitoj pusėje baigta. Nu, ir dar diržus reikės susidėti. Galiu nustebinti, nežinau, gal nenustebinsiu, bet panašu, kad labai forsuojant turėčiau spėti Matsuri. Matsurėje vienas iš pirmųjų gausiu šansą išbandyti KM6 Suboskės išsukimą. Ačiū Oskarui, kad jisai atvažiavo į garažą, kol aš dirbau kitus darbus, sudėjo man tą išsukimą. Pabandysim, bent jau kaip dabar čia viskas stovi, tai man visai patinka. Matysim, kaip čia atrodys viskas ant stendo, bet šiaip daiktas atrodo labai profesionaliai ir labai neblogai. Dabar tik tai telieka išbandyti jį, kaip sakant, aršiausio Matsuri reivo sąlygom. Ir jeigu pasitvirtins, tai greičiausiai IRP V1 IC marčias. Tai jeigu kam nors reikės ir aš dar nebūsiu įmetęs, kai išeis šitas video, arba nebūsiu pardavęs, tai galit parašyti į mano Instagramą ar Facebooką ir sutarsim dėl kainos. Bet tik tuo atveju, jeigu man patiks šitie nauji žaislai. Tai va, dabar einam dirbti prie apšvietimo, susipirkau visas lemputės, pasiėmiau gerųjų senųjų laidų, tada dvipusės juostelės, izolkės ir eisim lituot. Salginai jau čia keletą ledų prasilitavau, pasihermetinau, tai šita juosta eis į galą, tada kažkur esanti šita juosta eis irgi į priekį. Teisingai turim nuimtus ratus ir dar vienas dalykas, kad reduktorių išėmiau ir dėsiu 247 greičiausiai. Tai sąlyginai yra Matsuris antro bėgio trasa, tai per daug nieko ir negalvoju, dedu 247. Nežinau, kaip bus kitom trasom, gal bandysiu kažką įsiskaičiuoti. Šiaip gal norėčiau visur važiuoti trečia pavara, kad neapkraut papildomai mazgų, nes lėtas kardano sukimas, o veškė Newtonų turi, tai kad nežinau, nepradėtų pusašių kardanų nusukinėti ir panašiai. Tai va, tiek žinių, oro įsiurbimas vis dar gaminasi. Filtras tas buvo, bet paskaičiavau, kad man jisai netinka, tai jau kaip ir pažadėjau vienam žmogui, kad aš jį padovanosiu, nes jis nebuvo brangus. Ir plus, sakau, nieks nepatikėtų, kad nespecialiai aš jį pirkau, tai žinokit, tikrai nespecialiai žalią pirkau. Ir visgi persidarinėjau dar į aušinimo viršutinę dalį, nes prieš tai, kur buvau padaręs su to neržaveikiniu vamzdžiu, tai man nepatiko, kad žarna eina taip ir nėjo per tą visą čia išlaviruot. Tai tiesiog dabar reiks įdėti neržaveikinės tiesų vamzdį, neržaveikinį ir tiek ir bus su aušinimu. Tai aišku, vėl reikės dasipildyti distiliuoto vandens, kas čia išbėgo iš viršutinių žarnų. Bakelis jau čia irgi tuščias. Jau tuščias. Ir planas toks, šiandien yra antradienio naktis. Trečiadienį bandau čia dasibaigt dažyti galinį buferį. Tada ketvirtadienį
po darbo, greičiausiai, jeigu galės Hamutas važti ją į Klaipėdą mapint. Jeigu negalėsime ketvirtadienį, tada važiuosiu penktadienį iš ryto, tada pakeliui į Tauragę ir iš Tauragės šeštadienį pajudu į Matsūrį. Toks planas, daug nusimato reikalų dar, bet po biškį jau matosi šviesa tunelio gale, tai mažiau aušinam liežuvį, einam dirbti. Glory note between these walls. Nu tai vienu žodžiu. Toks biški kaltūnas dar, bet čia viską susitvarkysiu. Dabar tik tai susijungiu ir pasitikrinu, tai maždaug galiu pademonstruoti, ką čia sugalvojau. Tai turim privalomą juostą ant lango. Nežinau, iš kur čia filmuot. Kažkas tokio. Tai va, įjungiam gabaritus. Ir turim viršutinius stopus. Tada įsijungiam priekį prieš šūkus ir įsijungiam gale prieš šūkus. Tai va, šviečia žaliai, spaudžiam stabdį, persijungia į raudoną. Arba norim, galim išjungti lauk ir dega tik raudoną. Tai va, einam susitvarkyti laidyną ir turbūt reikės jau judėti namo, nes beveik 4 valandos nakties, o rytoj planas atvažiavus nusidažyti galinį buferį, susitvarkyti slengstį, turbūt pasidaryti oro įsiurbimą iki galo ir aušinimo sistemą. Tai va, tiek žinių, einam toliau jungt laidų.